Labas rytas. Nu, kai aš jau visų vardų nežinau, kaip dažnai lankausi. Ištiko bėda man, kai visada reikėjo vakarą. Pjaunam dujinius blokelius ir reikia pjaustyklės. Tai dujų silikato blokeliam reikės stalo, staklių ar užteks tiesiog pjaustyklės bent? Ne, tik pjaustyklės. Gerai, turim elektrinę, benzininę, liaudiškai tariant galim ir pasiūlyti vadinamą bulgarkę, tik visą deimantinį tiks tokia. Tiks, labai gerai. Papildomi kažko prireiks? Dar armatūrai surišti vėl reikia. Armatūros ir šitį, tokį patį kaip praeitą kartą. Supratau, viską turim, galim eiti, krautis įrangą. Ačiū. O čia tiek įrankių norėtus viską pačiam turėti. Bet šiaip žymiai patogiau, kai išsilumom gali. Blokeliam, pjaustyklės turim tokia, bet... Galim siūlyti tokias elektrinės arba tokias benzininės, bet mes jeigu kalbėjom apie tą mažesnę bulgarkę, 230 diskas dedasi, aš jums ją parodysiu, gal jums blokeliam jinai tiks ir labiau. Turbūt, nes ten minkšti tie blokeliai, tai tiesiog reikia dėl greičio, kas greitai valdoma ir pasiekiama. Jinai bus tokia. O, puikiai, manau tai, ko reikia. Puiku. Super. Ir šiklį imsim greičiausiai tokį patį kaip ir praeitą kartą. Tas gerai veikia, aš pats išmokau su juo dirbti. Sukia galas. Gerai. Puikiai. Viskas veikia. Darbus galėsit atlikti. Paspartins man kokį 10 kartų visą procesą. Tikrai taip. Gerai. Ačiū labai. Kraunas į mašiną. Gerų darbų. Ačiū. Kai tik baigsiu, iškart parvešiu. Gerai. Iki. Sėkmės. Įrankiai gauti, labai pasisekė, viskas vietoj. Važiuojam pjauti, statyti, griauti, daryti. Čia yra nerealus išradimas žmonijos statyboms skirtas šitas Baurok U formos blokelis, panašiai kaip ir pamatai yra, tai čia viršui, kai žiedas darosi betono, tu dedi tokių blokelių eilę, čia dedasi armatūra, užsipila betoną ir pasidaro betoninis žiedas reikalingas namo viršui. Ir ką, reikia suleisti kampus, kad vienas su kitu blokeliai sueitų. Dabar man reikia atsimatuoti 20 cm, kad nurėžti, kad sueitų gerai kampai. Ir tai iš tikrųjų tokio įrankio namie niekad nelaikysi galingo, nes kam jis reikalingas. Ir pasižymiu. Patogus tie blokeliai, tokie minkšti yra ir juos lengva pjauti. Galima aišku ranka pjauti, bet kai laiko nėra, kai reikia statybų planus vykdyti, tai turbūt toks yra geriausias variantas. Spėju, kad bus daug dulkių ir reikia užsidėti akinius. Saugumas svarbiausia, pirmiausia. Tikiuosi, kad man pavyks. Na, gal sugadinsiu vieną blokelį, bet jau kitas tai jis kaip sviestų pateptas. Matot patys, kaip greitai tai visa vyks ir iš tikrųjų posakį pjauna kaip per sviestą, dabar galima sakyti pjauna kaip per blokelį. Kelios minutės ir darbas padarytas.